Sveiki visi, tai ką, atvykom į Vilniaus oro uostą, šiandien keliausim į Abu Dabį, tai yra į pagrindinį Vacho organizuojamą renginį, tai yra jų konferencija, į kurią buvom pakviesti kartu su Egle, tik tais, aišku, kadangi Vacho tai viską organizavo, tai ir jie rezervavo mum bilietus ir gavosi taip, kad gavom skirtingus bilietus. Aš skrendu 6 ryto, Eglė kažkur apie 7, aš skrendu pro Frankfurtą, Eglė pro Amsterdamą, tai susitiksim tik tais jau Abu Dabėje vakare, bet aš bandysiu pafilmuoti, kažkaip paraportuoti, kaip visa ta kelionė vyko, papasakosiu apie viską detaliau. Dabar jau žiūriu, ateina laikas man priduoti mano bagažą, tai little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. Atskridau į Frankfurto oro uostą, čia būsiu apie 4 valandas iki sekančio reiso į Abu Dabį, tai turiu laiko pasivaikščioti, pasižvalgyti ir gal kažką pafilmuoti. Labai didelis oro uostas. Bandau dasigauti iki D skyriaus, tai tik A perėjau, čia jau gal 15 minučių, tai manau dar B panašiai reikės eiti. Na, kaip ir galvojau, kad Frankfurte viskas labai pasikeitė, modernizavosi po paskutinio mano apsilankimo, nežinau, gal prieš kiek ten metų buvo, na, bet dabar keliausiu į terminalą 2, kadangi oro uostas labai didelis, tai teks važiuoti su traukiniu. Na, susiradau savo vartus, kur bus įlaipinimas į lėktuvą į Abu Dabį, tai iki tų vartų net su traukiniu teko užtrukti apie valandą, kol dasigavau. Tai paklausiau, ar ten yra komforto zonos, bet pasakė, kad nieko nėra, tai nei restoranų, nieko, tai pabūsiu dar čia, kadangi dabar tik po 8, o lėktuvas 11:15, tai sakė ateit pusę 11. Apgyvendinamos labai gražiame ir jaukiame Abu Dabio hotelyje ant Persijos įlankos kranto. Hotelio architektūra yra labai graži, personalas super draugiškas ir mandagus, o jūra pasakiškai šilta. Bet pirmas 2 dienos buvo labai užimtos, turėjome daug įdomių ekskursijų, apie kurias ir noriu dabar papasakoti. Kasr Al-Muvaidžio tvirtovė jau stovi daugiau nei 100 metų. Jos sienose vyko įvairūs istoriniai įvykiai, kuriems dabar skirta keletas parodų. Lankytojai gali juos apžiūrėti ir sužinoti daugiau apie tai, kaip prasidėjo ir vystėsi nuostabi Jungtinių Arabų Emiratų istorija. Įdomu pažvelgti į Kasr Al-Muvaidžį ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Tvirtovė išsiskiria griežtą ir paprastą, bet didingą architektūrą. Ji yra oazės mieste Alaine, 1,5 valandos kelio automobiliu nuo Abu Dabio. Kasr Al-Muvaidžio fortas buvo pastatytas Alaine šeicho Zajedo bin Khalifos ir jo sūnaus šeicho Khalifos bin Zajedo Al Nahyan valdymo laikais. Pastatas yra taisyklingos kvadrato formos, kampuose kyla bokštai, o vienoje pusėje yra didieji įėjimo vartai. Na, tikrai labai čia gražu, įdomu. Ką Eglė pasakys? Mėgaujamės kelionį. Mėgaujamės. Karščių, plus 40 čia šešėlėje. Saulės nežinau kiek čia, bet šiaip kol kas viskas
gražu, smagu. Sekanti lokacija – Al-Džahili fortas, tai yra istorinė pilis esanti Alaino mieste. Ji buvo pastatyta 1891 metais, siekiant apsaugoti miestą nuo priešo atakų. Fortas buvo pavadintas tuo metu Emiratus valdančio šeicho Zajedo vardu. Al-Džahili fortas yra viena gražiausių ir įspūdingiausių pilių Emiratuose. Ji buvo restauruota ir visuomenėje atidaryta 2008 metais. Šiandien joje įsikūręs muziejus, kuriame pasakojama pilies ir Alaino miesto istorija. Buvo įrengtas lankytojų informacijos centras, nuolatinė ekspozicijos erdvė, skirta tyrinėtojui ir fotografui Wilfredui Tesigiriui. Originalūs Al-Džahili forto komponentai yra kvadratinė aukštomis sienomis aptverta forto dalis ir atskiras apvalus bokštas, sudarytas iš 4 nuosekliai kylančių ir siaurėjančių pakopų. Įdomus jausmas, kai esi kaip arti tos istorijos, kai visa kultūra atrodo. Šiandien Al-Džahili fortas yra vienas populiariausių turistinių objektų Emiratuose. Čia galite mėgautis nuostabiais miesto ir jo apylinkių vaizdais, taip pat sužinoti daug įdomių dalykų apie Emiratų istoriją ir kultūrą. Na ką, dabar atvykom į Kupranugari turgų. Čia rengia grožio konkursus kupranugariams ir išsirenka gražiausią ir juos perka. Kupranugariukai labai faini, mėly, aišku, biški galbūt gaila kai kurių, nes sąlygos, kaip turgui, tai ką norėtų. Tai iš principo, bet šiaip labai jų čia daug, labai įdomus. Ir mažiukai, ir dideliai, ir garsai, va, paklausykit tokius skaičius. Tai ką, atvykom į Alaino oazę, tai apsižvalgysim čia, nes čia daug žalumos, daug augalų, pažiūrėsim sistemą, kurį maitina visus tos augalus, nes realiai čia jie auga ant smėlio dykumoj, bet čia yra sukurta vandens nuvedimo sistema tokia įdomi, kad savaime viskas susilaisto. Tai va, apsižvalgysim, pasižiūrėsim, parodysim, kaip kas vyksta. Šiuo metu randuosi šalia medžliais angliškai vadinamas. Čia kadaise senoviai vyrai susirinkdavo būtent tokiose vietose. Ir jie susirinkę čia sėdėjo prie stalų, žaidė, aptarinėjo reikalus bei priiminėjo tam tikrus politinius sprendimus. Čia yra jų senovinio tipo konstrukcija, vadinasi medžliais. Per pačią oazę keliavo mažom elektriniam transporto priemonėm, nes oazė yra tikrai didžiulė. Ji apima net 1200 hektarų plotų. Alaino oazė suteikia galimybę susipažinti su vietinių gyventojų gyvenimo būdu, kurie prieš 4000 metų pradėjo tramdyti dykumą. Visuomenėje atvira oazė yra Alaino centre, 1,5 valandos kelio automobilių nuo sostinės. Senovinė tradicinė drėkinimo sistema Falaš vis dar tiekia vandenį vietos laukams ir daugiau nei 147 000 datulių palmių bei vaismedžiams. Ši sistema specialiais kanalais ir takais nukreipia lietaus vandenį iš kalnų, kuris vėliau laisto kiekvieną oazės medį bei augalą. Taigi matosi, kiek čia daug visos žalumos, kvapas, tikrai toks gamtos drėgmės, nors iš tikrųjų tos drėgmės čia kaip ir labai didelis trūkumas, bet matosi, kaip viskas gražu. Taip pat pagyvenęs vyras, vietos gyventojas, pademonstravo mums jų laipiojimo palmėmis techniką. Alaino oazė buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 2011 metais. Tačiau visuomenėje ji buvo atverta tik neseniai, pastačius edukacinį ekologinį centrą ir papildomą pėsčiųjų takų sistemą.
Na ir paskutinė šios dienos lokacija buvo didingasis Džebel Hafeto kalnas, kuris yra virš 1200 m aukščio ir kyla iš didžiulio dykumos parko virš Sodo miesto Alaino. Šis nuostabus kalnas randasi netoli sienos su Omanu ir yra aukščiausias Abu Dabio ir antras pagal aukštį Jungtinių Arabų Emiratus. Sekančią dieną aš vėl išvykau į ekskursiją. Pirma lokacija – įspūdingoji Šeicho Zajedo mečetė. O patekimas į ją pro požeminę perėją, kur randasi drabužių parduotuvės, kad visi lankytojai galėtų tinkamai apsirengti pagal kultūros reikalavimus. Laukiam eilėje, persirengę visi, kaip visi. Aš vienas iš visos grupuotės. Kadangi turiu tatuiruotę, tai reikia slėpti, parekomendavo apsirengti, atsiminimai turėsim. Užtenka vieną kartą pamatyti ją, kad suprastum, kuo ji unikali. Žmonės iš viso pasaulio lanko Šeicho Zajedo didžiąją mečetę, norėdami pasigrožėti jos grožiu ir daugiau sužinoti apie šalies religiją bei kultūrą. Ji pastatyta pagal Jungtinių Arabų Emiratų įkūrėjo Šeicho Zajedo bin Sultano Al Nahyan planus. Šeichas norėjo sukurti specialią mečetę vietos gyventojams ir sostinės lankytojams, kurioje susipintų skirtingų tautų kultūros. Siekiant įgyvendinti šią idėją, mečetės plano kūrime ir statyboje dalyvavo įvairių šalių specialistai. Mečetės grindys ir sienos pagamintos iš marmuro, o jos sienose kaba nuostabūs meno kūriniai, įskaitant paauksuotus sietynus, papuoštus Swarovski kristalais, milžinišką marmurinę mozaiką kieme ir veidrodinius baseinus, kuriuose atspindi brangakmeniais nusėtos kolonos. Mečetės išorę įrėmina 4 didingi minaretai, iškilę net 106 metrais virš žemės. Koks grožis, neapsakomas, iš tikrųjų, nėra žodžio. Iš tikrųjų, patirti reikia gyvai, pamatyti tai, bet tai yra tiesiog nuostabu. Šeicho Zajedo mečetė stebina ne tik savo architektūrą, bet ir nuostabią atmosferą. Mečetės durys atviros bet kokios lyties, amžiaus ir religijos žmonėms. Ją galima aplankyti su šeima ar draugais, su mažais vaikais, kaip ekskursijos grupės dalis ar vieni, kad savo akimis pamatytumėte mečetės grožį ir susipažintumėte su Jungtinių Arabų Emiratų kultūra. Svarbu prisiminti, kad Šeicho Zajedo mečetė yra šventa vieta ir kasdien čia melstis ateina iki 50 000 musulmonų. Dėl šios priežasties į mečetę galima patekti tik dėvint uždarus drabužius. Sekanti ir tikriausiai įspūdingiausia lokacija, kurią teko aplankyti, yra karališki Kasr al-Watan rūmai. Tai unikalus Jungtinių Arabų Emiratų žmonių ir jų lyderių dvasios liudijimas. Šie baltieji rūmai yra įmantriai suprojektuoti ir puošniai dekoruoti. Tik pažiūrėkite, kokio dydžio įėjimo durys. Čia jautiesi lyg būtum maža skruzdėlytė. Peržengę rūmų slenkstį atsidursite didingoje pagrindinės salės erdvėje. Čia akimirksniu pasinėrė į prabangos ir didybės atmosferą, kuris spindi nuo centrinio 37 metrų skersmens kupolo ir arko iki ornamentų ir mozaikinių raštų. Iš pagrindinės salės galite patekti į keletą kitų nemažiau elegantiškų kambarių. Pavyzdžiui, žinių namai, kuriuose saugoma daugybė artefaktų ir kitų svarbių objektų. Tarp saugomų objektų yra ir kitų šalių vadovų dovanos, simbolizuojančios draugystę ir abipusį supratimą tarp tautų. Taip pat čia yra biblioteka su daugiau nei 50 000 knygų, kuriuose dokumentuojama šalies kultūrinė, socialinė ir politinė istorija. Šiuose rūmuose galite pamatyti dabartinę salę, kurioje Federacinė aukščiausioji taryba, Arabų lyga ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba susirenka kurti ambicingus planus ir brėžti kelią į ateitį. Sekančios 2 dienos buvo skirtos uždaroms Vacho konferencijoms, kur aptariam daugybę klausimų ir kai kurių taisyklių pakeitimus. Šiandien vykstame į Dubajaus žirgyną, bet prieš tai aplankysime senovinį Dubajaus turgų. Atvykom čia šalia Dubajaus į jų senovinį turgelį. Bandysim kažkokiu lauktuviu nusipirkti. Parodysim vaizdų, kaip čia atrodo. Čia tikri vaizdai kaip iš filmo Prince of Persia.
Dabar atvykom į Dubai Arabian Horse Tooth, tai yra Dubajaus arabų arklių arklydės. Tai norim pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo ir kokie arabiukai čia yra. Tai bandysiu, jeigu leis, viską patransliuoti, parodyti, bet šiaip pasižiūrėkit, kokia graži teritorija. Prieš tai važiavom valandą gryną dykumą, nei žalies nieko nebuvo, čia medžiai, paukščiai čiulba. Atėjom į areną, tai parodysiu jums areną jų. Tai manau, čia mums ves arabiukus rodės. Čia gražiai susodino visus prie staliuko. Daug žiūrovų susėdę. Turbūt parodys kažkokią programą su arabais žirgais. Tai ką, pagaliau prasidės šou ir ilgai laukiam, kol išves arabus. Mums pristatė net 62 nuostabias arabų veislės kumeles, kumeliukus ir 2 eržilius. Deja, nepavyko išgirsti jų vardų ir gimimo datų, tai tiesiog pasigrožėkime.
šiandien paskutinė diena. Pirma ekskursija neįvyko, turėjom arklydės važiuoti pasižiūrėti, bet mūsų neleido, nežinau, gal kažkas nesuplanuotai ten buvo. Tai žodžiu, atvežiu dabar mūsų į antrą ekskursiją ir paskutinę iš visos tos kelionės, tai Abu Dhabi Turf Club. Tai yra, čia vyksta žirgų lenktynės, ten golfo žaidimai ir taip toliau, bet mes pagrindę tikimės pamatyti žirgų lenktynės. Turėjom važiuoti šitą ekskursiją vakare, bet pavyko taip, kad atvežė anksti. Pirmiausia, nuėjome link lauko arklydžio, pažiūrėti bei susipažinti su lenktyniniais arabo veislės žirgais. Čia matome žirgų baseiną. Jis padarytas kaip gilėjantis takas. Maksimalus gylis atrodo maždaug apie 1,5 metro. Čia žirgai maudosi, atsistato ir šiaip mėgaujasi visumu. Pačios arklydės ir lauko gardai yra pakankamai klasikinio stiliaus, o žirgai labai gražūs, mieli ir draugiški, bet kai kurie šiek tiek baikštus. Deja, šiandien žirgų lenktynių nepamatėme, bet klubo šeimininkai sutiko pristatyti ir parodyti mums keletą lenktyninių arabo žirgų. Kadangi vedėjas nedaug pasakojo ir kalbėjo su akcentu, buvo sunku suprasti žirgų vardus ir šiaip kitą informaciją, todėl apibendrinant papasakosiu savo žodžiais. Taigi, tai yra šių metų čempionas, laimėjęs 5 iš 10 lenktynių, iš kurių 2 trasos Dubajuje. Labai atletiškas ir jaunas žirgas. Jam yra 5 metai. Jis yra gimęs Jungtiniuose Emiratuose pas vieną iš geriausių vietinių veisėjų. Šitas žirgas yra iš Amerikos. Atvežtas į Jungtinius Emiratus, kai jam buvo 3 metai. Turintis amerikietiškų arabų veislės žirgų bruožus. Jis yra šiek tiek žemesnis, turintis trumpesnės kojas, bet tai jam netrukdo būti labai greitu. Kaip vedėjas sakė, jis yra labai geras ir perspektyvus, laimintis daug lenktynių trasų žirgas. Turintis aukštą reitingo įvertinimą, tik dėja paskutiniu metu jam nelabai sekėsi. Sekantis pagal kūno sudėjimą yra labai panašus į pirmą. Vedėjas minėjo, kad jis yra labai geras žirgas, laimintis kasmet, kaip minimum po 1 trasą. Šiuo metu visi šie žirgai baigė sezoną ir sekančius 2 mėnesius nebus jojami. Bus išvedami pasivaikščioti bei lankysis baseinė. Kitaip tariant, atostogaus. Taigi sekantis yra vėl amerikietiškas arabo veislės žirgas, jis yra stiprus ir didelis. Praeitais metais laimėjęs 2 lenktynės, kaip minėjo vedėjas, lenktynėse jis būna nedrąsus, todėl kartais jam tai trukdo laimėti. Sekančio vardas Unlimited. Jis irgi amerikietiškas arabo veislės žirgas, laimėjęs 1 lenktynės, jam yra 5 metai. Labai panašaus kūno sudėjimo į prieš tai buvusi pilką arabą, jį išvedė labai trumpam, kadangi šiandien jis dalyvaus lenktynėse. O šios kumelės vardas yra Durat Al-Kamal. Jai taip pat 5 metai, ji irgi dalyvaus šiandienos lenktynėse. Praeitais metais jį 1 kartą laimėjo ir turi gerus šansus vėl gerai pasirodyti. Sekantį žirgą, kurį mums pristatė, kaip sakė vedėjas, nėra labai įspūdingas lenktynėse. Kol kas jam dar nepavyko laimėti, bet jo eksterjeras ir forma yra labai galingi ir gražus. Kol kas jis dalyvavo tik 5 lenktynėse, todėl tikimasi, kad jo rezultatai pagerės. Toliau mums pristatė jauną eržilą, jam tik 3 metai, kol kas jis dar nedalyvauja lenktynėse, jie turi tik keletą trasų skirtų tokio amžiaus žirgams, kadangi pagrinde pas juos tik 4 metų amžiaus sulaukę žirgai pradeda dalyvauti lenktynėse. Šiuo metu su juo tik pradedama joti ir galbūt po pusmečio jis galės startuoti savo pirmose varžybose. Na ir paskutinė kumelė nelabai norėjo eiti pas mus. Jai irgi 3 metai, ji dar nėra mačiusi tokio žmonių kiekio, todėl normalu, kad baidėsi. Bet vis dėlto džiugu, kad trumpam ją pavyko pamatyti. Tai ką, kaip bebūtų smagu, bet laikas ruoštis kelionei namo. Taigi ką, kelionė mūsų jau pasibaigė. Esu jau dabar Frankfurto oro uoste, turėjau naktinį skrydį iš Abu Dabį. Naktį 7 valandas. Skrydis truko, tai dabar persėdimas Frankfurte ir lėksiu link Lietuvos. Tai čia po kelių valandų būsiu Lietuvoje. Na ką, bendrai apie kelionę pasakius, iš tikrųjų labai įspūdinga, labai patiko, labai įdomi šalis, labai išskirtinė jų kultūra. Aišku, visi tie jų peizažai, palmės, smėlis ir taip toliau. Gražu pasižiūrėti, gražu pamatyti, bet ilgam ten nenorėčiau likti. Kažkaip pasiilgsti mūsų žalumos Lietuvos, mūsų netgi ir lietaus ir vėjo, nes ten to vėjo labai mažai. Labai daug
saulės, mažai vėjo ir jokios žolytės, kur tik nėra laistoma, nes jeigu matai žolytę, žinai, kad yra tiesiog sukurtas žmonių, nes šiaip savaime ten niekas neauga. Tai va, bendrai konferencija praėjo puikiai, aptarėm daug tam tikrų, tai yra buvo balsuojama, galbūt taip pasakysiu, balsuojama už tam tikras Vacho taisyklių, tam tikrus pakeitimus. Sunku kalbėti, nes šiek tiek neišsimiegojęs, čia tas skrydis irgi čia 3-4 valandas miego, nes 2 nakties išskrido lėktuvas, tai čia 7 ryto jau Vokietijos laiku leidėsi, bet iš principo 7 valandų skrydis gaunasi, nes 2 valandų skirtumas su Abu Dabiu. Tai va, šiaip kelionė visai patiko, visai viskas smagu. Pailsėti, aišku, nelabai pavyko, nes kadangi pagrinde viskas buvo suplanuota, visi laikai nuo ryto iki vakaro. Prie jūros kelis kart nuėjom. Iš tikrųjų labai šilta jūra. Žodžių nėra. Smėliukas baltas, viskas gražu. Tai va, iš tikrųjų, jeigu bus kam galimybė ir ateityje taip apsilankyti, tikrai nepraleiskit, nes verta to. Tai tiek.